Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis sveikinas jaunimo naujienos. Norėčiau padėkoti visiems, kas prenumeruoja kanalą, pasidalino vaizdo įrašais, jūs pakomentuoja ir paspaudžia patinka, nes tai yra didžiausias paskatinimas kurti toliau. Susikūrėme jaunimo naujienų anketą Patreon platformoje. Tad jeigu norite ir galite prisidėti prie laidų kūrimo mūsų paremdami finansiškai, tapkite jaunimo naujienų laidos sekėjais Patreone. Taip pat prisidėti finansiškai galite tiesioginiu bankiniu pavedimu, pervesdami lėšas į banko sąskaitą, nurodant mokėjimo paskirtį auka. Nuorodas paliksiu vaizdo įrašo aprašyme ir komentaruose. Premjeras Gintautas Paluckas tikina, kad nekilnojamojo turto mokesčio pakeitimai, kuriuos nori įgyvendinti valdantieji, bus visuotiniai. Žingsnis po žingsnio jis bus visuotinis. Tam tikros visuomenės grupės galės nemokėti jo laikotarpiais, kai neturės pajamų. Toms išlygoms reikia pasiruošti ir jas sumodeliuoti, akcentavo jis. Kaip Elta skelbė anksčiau, iš pradžių finansų ministerija nekilnojamojo turto kartelę, nuo kurios taikomas apmokestinimas, siūlė mažinti nuo 150 000 iki 20 000 eurų. Registrų centro nustatomos būsto vertės. Vėliau parlamentarai teigė, jog ši riba bus didesnė nei 60 000 eurų. Mes turime pasirūpinti silpniausiais, o tie, kas turi galimybę gyventi neblogai, kas važiuoja atostogauti, turi naujus automobilius, ar jiems 50 eurų nekilnojamojo turto mokesčio per metus dramatiškai keistų aplinkybės, klausė Gintautas Paluckas. Gerai, pagalvokime. Visų pirma, gražiai skamba, ar iš tiesų sunku sumokėti 50 eurų į metus už nekilnojamąjį turtą, juk kas čia yra? Taip, pačioje pradžioje, o jei mokestis kils ir akivaizdu, kad jis kils. Tokia retorika man primena buvusios prezidentės Dalios Grybauskaitės retorika, kad įvedus euro kainos visai nesikeis. Sakykite, ką daryti, kad Lietuvoje mažiau būtų skeptikų euro atžvilgiu? Visose šalyse prieš įvedant eurą buvo daug nuogastavimų, daug baimių. Tiesiog pirmiausia, vyriausybė ir jos atstovai turi labai aiškiai įvardinti, kad grėsmių nėra, kad viskas yra pačių žmonių rankose, kad verslas turi elgtis atsakingai. Rizika kainų kilimo yra maždaug 20-30 centų prie 100 litrų. Tai įsivaizduokite, tai praktiškai jokios. O ar nesikeitė? Antra, iš tiesų gera logika. Valdžia teigia, kad mes turime pasirūpinti silpniausiais, tad todėl reikia įvesti nekilnojamo turto mokestį. Tad jeigu jie iš tiesų nori pasirūpinti silpniausiais, gal geriau būtų mokesčio visai neįvesti. Trečia. Įsivaizduokime situaciją. Žmonės turi nusipirkę nekilnojamąjį turtą, kuris yra jų nuosavybė. Tačiau valdžia yra gera. Jie leis mokestį už nekilnojamąjį turtą, jeigu žmonės nesugebės už jį sumokėti, atidėti. Tai kaip čia gaunasi? Žmonės turėdami savo nekilnojamąjį turtą paliks skolingi kaip bankui ir teks mokėjimus atidėti. O jie ir atidėjus nesugebės sumokėti. Kas tada? Mesite žmonės į gatvę? Ketvirta. Kiekvienas nekilnojamo turto savininkas taps paprasčiausių nuomininkų. Pasižiūrėkime, Civilinio kodekso 6.477 straipsnio pirmoje dalyje yra numatyta nuomos samprata. Pagal nuomos sutartį viena šalis, nuomotojas, įsipareigoja duoti nuomininkui daiktą laikinai valdyti ir naudotis jo užmokestį, o kita šalis nuomininkas įsipareigoja mokėti nuomos mokestį. Tad ar įvedus nekilnojamojo turto mokestį netrodo, kad mes ir tapsime laikinais valdytojais, kitaip tariant nuomininkais, kurie už nekilnojamo turto mokestį turės teisę nekilnojamojo turto naudotis, o jeigu šio mokesčio nesumokėsime, viskas. Nuoma nutraukta, eikite į gatvę. Penkta. Toks mokestis būtų mokamas nuo nekilnojamo turto, kuris yra įsigytas iš jau apmokestinamų pajamų. Taigi, tai jau dvigubas, trigubas mokestis. Ir šį mokestį reikėtų mokėti kas metai. Tad klausimas, kokia tikroji nekilnojamo turto vertė? Jeigu jis įsigyjamas už pajamas, kurios yra apmokestinamos ir už jį dar reikia mokėti kas metai atitinkamą mokestį, kokia suma galų gale gaunasi? Šešta. Pasižiūrėkime santykį. Nekilnojamo turto mokestis sudarys, pavyzdžiui, pradžioje 0,5% visos sumos, kurią mes esame sumokėję už nekilnojamąjį turtą. Tad teisminiu keliu antstoliai galės pasikesinti, atimti nekilnojamąjį turtą, kai visa suma už jį jau yra įsigyjant sumokėta. Nesumokėjus, pavyzdžiui, papildomos 0,5% nekilnojamo turto vertės. Ar ne absurdiška proporcija? Septinta. Juk nekilnojamasis turtas žmonėms dažniausiai neneša jokių naujų pajamų. Jo pagrindinė savybė, kad jis kaip tik sensta ir jį reikia remontuoti. Tai kodėl už jį dar reikia mokėti? O kam tokia situacija geriausia? Stambioms įmonėms, kurios gali supirkti tokį žmonių nekilnojamąjį turtą, kurio jie nesugebės išlaikyti. Schema paprasta ir nežmoniška.
Kaip sakė Švabas, nieko neturėsite ir būsite laimingi. Bet mes galime pasistengti visą tai sustabdyti. Visai neseniai pasidalinome žinia, kad Raimondas Šimaitis planuoja organizuoti mitingą prieš visuotinį nekilnojamojo turto mokestį. Tačiau renka statistiką, kiek žmonių galėtų jame dalyvauti ir taip nuspręs, ar apsimoka jį organizuoti. Pasidalinome jo įrašų laidoje ir paprašėme šio įrašų pasidalinti ir parašyti, kad sutinkate mitingė dalyvauti. Šis vaizdo įrašas Jaunimo naujienų kanale sulaukė didžiulio susidomėjimo, beveik 20 000 peržiūrų, 3 000 patiktukų. Na ir ką? Sveikinamai visiems aktyviems žmonėms. Šiandien Raimondas Šimaitis savo Facebook sienoje pranešė, kad protestas bus. Raimondas rašo, protestas bus. Kvietimas į protestą dėl nekilnojamojo turto mokesčio sulaukė 322 000 peržiūrų. Iš jų net 37 000 žmonių parodė susidomėjimą. Todėl protestas įvyks. Ir tai tik mano profilio srautas. Žmonės šneka apie tai ir savo profiliuose. Nieko keisto, nes mokestį turės mokėti 760 000 gyventojų. Tik visiškas mulkis nesidomėtų savo reikalais, ypač tokiais mokesčiais, kurias lieks iki gyvenimo pabaigos. Čia nebesvarbios politinės simpatijos, religija ar plaukų spalva. Pinigai vienodi, o jie bus traukiami tiesiai iš visų mūsų kišenių ir taškomi. Kitą savaitę tikiuosi suderinti tikslę protesto datą ir paskelbsiu ją savo profilyje bei šioje grupėje. Nekilnojamo turto mokesčiams. Taip pat informacija pasirodė šiuose dar neveikiančiuose, bet iki kitos savaitės pabaigos jau startuosiančiuose puslapiuose atoveiksmis.lt, simaitis.lt. Be to, ją pasileis neabejingų žmonių portalai ir žinoma, paprašysiu jūsų visų pasidalinti, nes kartu mes jėga. Nuorodomis pasidalinsiu vaizdo įrašo aprašyme ir komentaruose. Taigi, kaip minėta, beveik 82% žmonių Lietuvoje turi nekilnojamąjį turtą, nes tai yra tikro lietuvio svajonė – sukurti šeimą ir turėti gražius namus, kur būtų galima gyventi. Žmonės visą gyvenimą dirba, kad galėtų pasiekti šią svajonę. Neleiskime valdžiai sugriauti šios svajonės, apginkime savo namus ir sekime informaciją, kada pasirodys mitingo tiksli data ir jame aktyviai dalyvaukime. Jaunimo naujienos taip pat pasidalins tikslę mitingo data ir laiku. Taip pat paprašysime šią laidą pasidalinti su kitais ir paspausti ant šio vaizdo įrašo patinka mygtuką, nes tai yra labai svarbu. Kuo didesnis susidomėjimas, tuo žmonių daugiau dalyvaus. Iki.